Nu ką, sveiki. Ir vėl čia aš, tas pats Vilius. Ir šiandien atvažiavom į burtų ir stebuklų vietą, tai tiksliau bitininkų Disneylandą, ne ką kitą, o į Vilarą. Ir ką šiandien pasidarysim, tai man reikia iš tikrųjų nusipirkti vėlos, nes reikia įsivėlinti rėmelius. Bet kiek kartų aš esu čia buvęs, tai visada kažkas dar išeina nusipirkti. Burtų ir magijos vieta. Noriu visko. Tai žinoma, Vilius ne tik vėlos nusipirko, bet nusipirko ir lentą, be kurios tikrai galima išgyventi. Dar yra geriau pasidaryti tokią. Dar pigiau yra užsisakyti iš, nežinau, kokio AliExpreso. Bet ką padarysi, kai taupai laiką, tai pinigai nesitaupo dažniausiai. Matot? Matot? Kur? Aš tai nematau. Aplinkui mano būtent va šitą sektorių, kurį dažniausiai matot. Rapsų visiškai nėra. Nesakau, kad tai blogai. Aišku, to medaus bus mažiau, bet tą medų bus lengviau parduoti. Nes paprasčiausia nelabai mėgsta kažkodėl žmonės rapsų medų. Gal įsivaizduoja, kad kadangi jo yra daug, tai jis ir yra blogas. Visa idėja, ką šiandien veiksim, tai atsirinkau šitų korių, jeigu pamenat. Tai va tokius lydysiu, šiaip turėjau anksčiau susilydyti, bet taip gavosi, kad bakalauras ir visi mokslai tai neišėjo, tai kol kandys neužpuolė, kol pelės nesugraužė, tai lydau ir atsirinkau, aišku, kaip ir tokių geresnių biškį korių. Čia, aišku, vos pelėsiukų tokių yra įsimetę, bet toks korys, kur buvo pelėsis nugramžiau iš viso, tai, bet būtent toks, kuris dar bus galima panaudoti. Šitas irgi, šviesus, bet kur duona papelijus, tai sakiau, su kaltu prabrauksiu ir iškris jie, kad pačiom bitėm nereikėtų valytis. O iš kitos pusės, tai jeigu nedėsiu tų korių iš šeimelėm, tai spiečius bus galima gaudyti. Čia porą korių, tai nelabai ką prisigaudysiu, žinoma. O ten, gal matysit kažkurioj ten vietoj, užsikūriau kaip ir tokį garo generatorių, kurį aš turiu pasidaręs nuo seno. Ir su juo susilydysim visą vašką. Yra ten tokių keblumų, aš jį dariausi, nekoks gavosi. Tai gal šiemet reikės jį persidaryti visiškai kitaip. Bet man jis atliks visą darbą, čia tų kurių tik porą, nenoriu rankom pjaustyti, tai manau pakaks tikrai. Manau, supratot visi šitą samanės virimo aparato principą, tai paprasčiausia malkos dega, viduj vanduo ir garai pliu šlanga į šitą dėžę. Dėžiai yra kaip ir tokios grotelės įdėtos, aš čia visiškai galėjau aišku sietą dėti, bet tiesiog skardą persigrėžiau skylutes. Ir galiausiai čia išbėgs vaškas. Tai tos, kurius lengva prasivalyti, jie iš karto dezinfekuojasi ir viskas paprasta. Kad mano garo generatorius, čia toks pusiau kaip ir boileris, nesusprogtų, tai šitoj vietoje yra kamštukas. Būtent čia, tai jis išspjauna, jeigu per daug ten, susidarytų kažkoks labai didelis slėgis. Bet man kol kas dar taip nebuvo tekę susidurti su tokiu atveju, tai gal nenuneščia man galvos. Rūksta dūmai palei šaltinėlį, susikaupę vyrai dirba, verda samanėlę. Viskas, ko tik reikia, dabar tik tai dar aš šitą pasimsiu. Ir dar jums nerodžiau, aš turiu pasidaręs ir saulės lydytuvą. Tai jis yra pats idealiausias dalykas su saulės lydytuvu būtent. Tu vis tiek ten darai kažką pribičių, tvarkai, vienas gabaliukas korių, tie lieživiai, kur matyt praeitam video, išsipjauna tokie, tai aš garo lydytuvo tikrai nekursiu. Tuo labiau, kad puodą užkaisti ir išlydyti ten tą vieną mažą gabaliuką, tai irgi. Tai susimeti
į va tą lydytuvą ir nemokamai saulė išlydo tau. Nu ką, viskas kaip ir pribėgo, tai dar kaip ir minimaliai vaškas varo, bėga, bet jau vanduo tik belikęs. Čia tai sakyčiau neblogai gal įsilydė. Aišku, gerai būtų čia perlydį dar, bet jau toksai, nu, iš tikrųjų vaizdas tai nekoks, bet kvepia tai kepta naminė duona. Realiai, ką aš dabar tikrinu, tai kadangi jį dar krašta, tai žiūriu, ar vaško nelieka ant rankų. Čia lengvai nusiplausiu, bet tai jei liktų vaško ant rankų, tai reiškia, kad, nu, prastai išsilydė. Dar reiškia, reikėtų šitą perlydyti, bet kol kas, kai judini, tai visiškai nelieka. Nu ką, brizgaliuko saldumyno. Kur merausis tik tai valgo, oi skanu, sako. Visai nieko, sakyčiau. O, da, čia buvo. Biškį, čia dar. Aišku, perlydysim. Naktis ilga, dar vakar spėjau dar vieną kartą išlydyti vašką. Tai per naktį jis jau į gražų gabalą sušauko, tai išpilsim, pažiūrėsim, nugramdysim purvą ten visą, kiek aišku yra. Ir reikės tada dar kartą turbūt perlydyti, nes to purvo visokio būna. Va, kiek nusistovi. Tai šitą vat būtent visą purvą paėmė ir gražiai nuskuti. Tai va. Nors bent čia visai vaškas gražus. Galima būtų ir vežti jau ir priduoti. Tik tai neapsimoka, geriau vienu kartu daugiau nuvežti. Opa. Dar vienas svarbus dalykas, kurį pabandysim pasidaryti, tai yra spėtiniai. Na kaip spėtiniai, gal labiau pakabinti du koriai. Tai, nežinau, per vieną minutę pasidariau stogelis, du koriai, kuris prikabinau su medvaršiais ir viską užrišau. Tai pakabinsiu porą tokių vat, būtent spėtinių ir gal sugausiu kažkokį vienas kitas spėčių, nes kaimynas turi avilių, gal kokią 10 už pusės kilometro. Tai jis, kai vyresnio amžiaus, tai gal gali pražiūrėti ir gali atskristi spėčius. Tai vat, nu, o kitu atveju tai gali ir aišku ir mano leipti, jeigu nesužiūrėjau kažko. O kol kas tiek šiai dienai. Vašką išsilydėm, viską pasidarėm. Susitiksim iki greito. Iki. Traktorius tai ne kombainas, visi čia atsisėdę nori kelti kainas. Kelti savigarbos neišeis kaip fainas, žalias šapas vis svarbesnis negu visas kaimas. Kaip ten sako, pirmus lašus reik nukrapyti.